Ralio karvytės, ralio. Sveiki. Kalnai, kalneliai. O ten graužiukai. O ten turbūt graužiukų kalnas. Šia sena ferma. Tvartai. Graužiukuose senas ąžuolas. Nuo vasaros likę vartai. Rasvos vartai. Pelėsis ir kerpė apaugęs graužiukų augalas. Ąžuolas nuo kalno. Ten toliau mokykla. Ateikit čia visi. Tai padarysiu jo. Alma. Tu baig. Valdai. O kada ateis gėlės? Ugne. Man nebebus. Teisingai, tai aš jau Ten čia vaikai, čia. Yra paparkė. Aukštajam kalnelį tūta. Aukštajam kalnelį tūta. Laiko! Taikos visiems. Taikos! Meilės visiems. Meilės! Dorybės. Dorybės! Peace. Taikos. Good health. Good health! Sveikatos. Bendruomeniškumo. Bendruomeniškumo. Viso ko geriausio. Tiesiog duokime vieni kitiems atsilaužti, prieikite, suškime ratu. Ir palinkėkime asmeniškai gerų dalykų.
Vaikai gražantiniai 10 valandą autobusas atvažiuos. Ai, gerai. Rudens lygiadienis. Tai yra ir derliaus pabaigtuvės. Viskas tik prasideda. Pabaigėme vasarą, dabar įeiname nuostabų žiemos pusmetį, kur bus daug šokių, dainų, mes turėsime gausų derlių, o derlingumo simbolis ir vaisingumo yra ožys. Tuščiai nieko nedarykime, pagalvokime apie laiką savo. Ir tai, ką sakome, kaip elgiamės, nesvaistykime žodžių, pavyzdžiui, mielasis ar meloji. Oi, mes išpilsime. Gerai, biški. Palauk. Taip, atsitraukiam visi. Visi atsitraukia toliau. Nu gerai. Pasitraukit tolyn. Triukas visi. Nebelika. Matai tą mažą užmygę? Ten mano blitz. Randa daug žmonių ir jie eina paskui mus, nes vertybė, va, dangus, va, matot, va, tas vėjas. Tai yra tikra viskas. O ten, kas mieste vyksta, kas ten per televiziją vyksta, žiniasklaidoje, tai neaišku, kas ten darosi. Ir kad ateitų daugiau žmonių, mes šnekam apie tą šiuolaikinį jaunimą, Deimantė pasakė gerai, bet jūs jaučiat, kad šiuolaikiškiausias jaunimas, tai čia yra. Muzikologai yra girdėję, kad kažkoks gaustinis dainavimas buvo, bet nieks nežinojo, kaip tai gaudžia ir kaip tai viskas vyksta. Ir staiga suradau žmogų, kuris žino tos dalykus ir net jis tą daręs. Ir dainavęs. Pasirodo, šitam kaime vienoj sodyboje pas jo senelį rinkdavosi senoliai kaimo ir kiekvieną vakarą jie lauke, žodžiu, kalbėdavosi ir dainuodavo vyrai, vien tik vyrai, senoliai. Vien tik senoliai, žodžiu, ir jie nepriimdavo nei moterų, nei jaunesnių vyrų, nei vaikų nepriimdavo, bet tas šeimininkas to kiemo pasikvietė savo anūką, būtent, kad jis užvedinėtų jiems dainas tam gaustinio dainavimo stiliuje. Nes ten, žodžiu, vienas užveda, tas išmokė tą vaiką užvedinėti testinės žemaitiškas dainas, o visi kiti gale prisijungia ir gaudžia. Įdomiausias yra toksai dalykas, kad žodžiu, šiemet vyko toksai Europos etninių religijų kongresas Vilniuje.
ten iš 15 šalių buvo suvažiavę atstovai. Ir labai vyko viskas labai gražiai ir I think the poems are not as good as this illustration. Can you read the poem in English? Translation? Yeah, but like, well, there was a hedgehog with his wife, and they had also the little hedgehog, the son. That's it. That's it. And I give you advice what to say. Šitas geras. Graužikų dvare.